Tu turi 1 iš milijono galimybę pasidaryti natūralią tatuiruotę iš gamtos. Tau tai reikia būti nutrenktam žaibo. Kai žmogus yra nutrenkiamas žaibo, kartais ant jo odos susiformuoja įdomios formos figūros. Ši forma vadinama Lichtenbergo figūromis. Lichtenbergo figūras mes pabandysime patys dabar replikuoti čia ant šios medinės lentos, užtepus šiek tiek specialaus tirpalo ir perleisdami per šią lentą labai aukštą 2-3 tūkstančių voltų įtampą, kurią generuos šis neoninio apšvietimo transformatorius. 3, 2, 1, jungiam. Žaibas trenkia, siekdamas išlyginti elektrinį potencialą tarp dangaus ir žemės, arba šiuo atveju tarp šių dviejų taškų. Ir tai daro šakodamasis ir tarsi ieškodamas kelio. Šis formuojamas kelias ir yra vadinamas Lichtenbergo figūromis. Jis primena šaknis arba medžių šakas. Galiausiai, kai žaibas suranda tą kelią, mes pamatome pačią ryškiausią liniją, kurią mes plika akimi dažniausiai ir pastebime kaip žaibą. Arba šiuo atveju ant lentos kaip šią ryškę oranžinę liniją. Panašiai atrodo ir Lichtenbergo figūros ant žmogaus odos, jeigu jį pataiko žaibas. Pas daugumą žmonių per 24 valandas šios figūros dingsta nuo odos, bet pas kai kurios lieka visam gyvenimui. Šio eksperimento niekad nekartok namuose, nes nuo jo miršta panašiai žmonių kaip nuo žaibo. Būkite atsargus.